papasakok, Pauliau. Nu tai va, ką tik kirtom Lenkijos sieną. Važiuojam į... Parvežti kalėdinės dovanos. Taip, važiuojam kalėdinės dovanos, susisiekėm su kalėdų seniu Vokietijoje. Dabar jisai apsistojęs Mosbach miestelyje kažkokiam. Ir sakė, turi kalėdinę dovaną, reikia parvežti Lietuvą. Netelpa, žodžiu, jam nei rodės, nei nieko. Jo. Tai va, kalėdinė dovana yra K7, žodžiu, sklandytuvas, dar vienas į mūsų Panevėžio aeroklubą. Kad kiti metai būtų produktyvūs skraidimo maršrutais kryptimi. Kryptimi. Nu, tai va, Ir dabar, komandinio darbo. komandinio darbo, tai dabar bus trys sklandytuvai kitiem metam paruošti. Tai va, kelelis ilgas, dar liko 1300 km kažkur. na jau, ilgai dar važiuosim, tai dar pafilmuosim. Kaip, Pauliau? Nu, stebiu jau laikroduką va tą, kur rodo kiek liko. Kažkaip, kaip tu sakai, sulėtėjęs jau biškį, bet gerai. Bet nieko, jau nedaug liko. Jau nedaug liko. Čia liko... Valanda 24. Jo. Ir 106 km. O nuvažiavom, va, 1557. Na jo. Nu, žiūrėsim, kaip čia. Į vieną galą baigiam atvažiuoti. Kaip savijauta? Nu, jau taip dar 1000 nenorėčiau važiuoti. Bliam, biški kaip virtiniai tokie. Na, bet atvykom. 1000 nenorėčiau, bet atvykom. Biški pamiegosim ir varysim skraidyti. Pabanat. Tuštoka čia pas juos nuo ryto. Bet gražu. Vėsoka. Žodžiu. Kažkaip atrodo. O, lamba išjungiu, tą, kur norėjau gražią susirasti. Kažkur mes turim čia kavos surasti, bet... Nu, gražu. Bet iš tikrųjų mes ne grožio ieškom. Mes iš viršaus grožio ieškosim. Už naują pirkį. And so I think I will take the take off and over there you can fly and landing you can try. Okay. Okay, so take off this direction and Landing from Yes. that and direction. landing from this back to direction, yeah. this direction, yeah? And the point of landing here. Yeah. On the grass, you usually land on the grass. Point of landing On the top. in the middle. Okay.
We try. Doch. Stimmt. Go in the dress a little bit. Because the reicht schon? Hier noch ein Stück. So. I will do the takeoff, is okay? Okay. You will take. Yeah, I will take off. Ja. And after that, I can give it to you, okay? Okay. So, die 5103 abflugbereit. 03, die Delta Victor fängt an zu schleppen. Schreck hoch für die Delta Victor. Delta Victor. Die Delta Victor abflugbereit zum Schleppen. Delta Victor bahnfrei. Das heißt Straf, ich sehe es im Spiegel leider nicht. Saldestraf. Verstanden. the plane? Yeah. Okay, thank you. Denk mal, das ist Schleppseil dran. Jo. War ein schöner Anblick. Abschiedsfotos.
control, okay? Okay. Okay, it's gusty. Yeah. So, Nice. so let's go. Let's go. Victor 03, wer ist denn der Pilot? Der Capo. Alles klar. You want to fly? Yeah, let's try. Take control. Okay. Wait, so. Now. It's very beautiful today. Super beautiful, yes. Wow. Okay, you can release and go to the right. Release and right. Okay, now release. Gehen raus. Okay. Und right. Okay. That's in Germany, it's a rule. If you release after a plane, you go right, and the plane in front goes left. Okay, understand.
Oh, Yeah, the landing in your airfield is a bit special. Okay. 1, 2. Yra toks lenkiškas stebuklas, gulešova supa, zupa gulešova. okei. O aš dar čia itališko prieskonėlio įdėjau. Itališkos Kaip šiaip dabar papasakok, kokia čia, kaip tu jautiesi? Net nežinau, ką pasakyti. Jaučiuosi, kad noriu miego, nes šiaip gerai per metus, tai mes nemegojom. Nemegojai, ne. Čia mano, ne? Jo, tavo. Sveikatėlė, šiaip mes nemegojom, mašiną numigom porą, ten kokią valandą. Ir dabar eina kelinta para, trečia. Jo. Trečia. Ne, išvarėm ketvirtadienį ryte. Dabar yra penktadienio vakaras. Tai va, tai jau Tai dar 24 plus 12 valandų mes be miego. Tai va, pavalgom, atsigeriam ir einam miegoti. ir nemegojom. Ir dabar laukia dar Tūkstantis. Visa Lenkija ir pusė Lietuvos. Tai va, tai dabar Gerai, pratęsim rytoj. Lečalus. Išsimiegojom nors vieną naktį. Net keista, kaip čia dabar diena išsimiegojo. No. Net tu padėti man. Net sudėtinga gali būti vairuoti. Nepavargus. Norėsi spausti kaip 15. Aha. O nevažiuoja tiek. Tik nevažiuoja. Ką mes valgom? Tokie lenkiški, čia tie būna britiški, tokie pusryčiai, žinai, kur dešrelės. O tokie kaip čia, UK pusryčiai, tie britiški. Aha. Kiaušinis, mėsytė. Bet skonis atrodo niekam. Paragauju. Čia normaliai. Panevėžys. Ilga kelionė. Jo, ilga kelionė, kiek čia dabar gaunasi? 3203 km. Jo. Ir štai mes pagaliau Pagaliau. nuostabiajame mieste Panevėžyje. Ir paskutinis posūkiukas link. Paskutiniai 2 kilometrai. Paskutiniai 2 kilometrai link Panevėžio aerodromėlio mūsų. Jo, kiek čia visko buvo, kiek čia visko nuvažiavom, kiek pamatėm, kiek praskridom. Pavargom. Jo, nuovargis jaučiasi, turbūt tik po kokių, nežinau, kelių dienų suvoksim, kas čia vyko ir kiek čia mes visur visko padarėm.
pradžiai, kai žiūrėjom, kad ten kiek yra 1600 km, pradžiai buvo net sunku suvokti, problema daug. Daug, Bet sunku suvokti, ką tai reiškia, žinai, su priekaba, o plus dar su priekaba grįžti, pastoviai jėdabot, žiūrėti ant 90 ir panašiai. Tai va šitas momentas. Kai navigacija rodo, kad tau reiks važiuoti dar 16 valandų, smegenis nesuvirškina tos informacijos ir pradedi suprasti, kai lieka tik tai rodo kokios 4-3 valandos liko važiuoti, tada supranti, kad jau netoli. Jo. Nors ir tai dar. Čia šitie dar gulintis policininkai, vat reikia juos kažkaip. Jie tokie aštrus šitą vietą. Tie aštrus ir reikia pripažinti, kad per 1500 kilometrų pirmi. Šiaip jo, geras tikrai. Jo, Vokietijoje keliai, Lenkijoje keliai kokio gerumo dabar, tai wow. Lenkija Visa tai Lenkija tobulas kelias. Tobulas, nu. Visa Lenkija kaip per sviestą. Tai va, tai tokios tokelės buvo smagu. Jo, šitas geras momentas, raudonas taškelis pagaliau matosi. Panevėžio aerodromas. Nuvažiavus 3256 km. Finišas, pirmi vartai yra, va, ranka pasikėti. Sėkmingai, zapaskių neprireikė. Nu, dar, kaip sakoma, liko 100 metrų. Jeigu ką jau rankom prasinė 100 priekabą. Jo. Nice, paskutinis posūkėlis. Nu, per paskutinės duobės nepamest, svarbu dabar tik tai